Bubble tea – populiarusis gėrimas, bene visam pasauliu, tačiau ar jis tikrai yra sveikatai palankus? Tai turbūt daugelis ir spėtumėm, kad ne, nes bubble tea turi tikrai labai mažai privalumų. Tai vienas iš jų yra, kad dažniausiai sudedamoji dalis yra žalioji arbata ir juodoji arbata, kuriuose yra antioksidantų, kurie yra naudingi mūsų organizmui. Tačiau bubble tea tikrai turi daugiau trūkumų. Vienas iš jų yra, kad turi labai daug cukraus. Tai standartiniai bubble tea yra tiek cukraus, kad kartais net viršija mūsų dienos normą. Taip pat, kadangi yra daug cukraus, tai didina įvairių sveikatos problemų sutrikimų tikimybę ir taip pat didina didesnio svorio tikimybę. Ir žinoma, kad standartinė bubble tea, tarkim, turi kalorijų nuo 300 iki 450, tai yra tikrai nemažai kalorijų. Ir bubble tea turi labai mažai maistinių medžiagų, daug dažiklių ir konservantų. Kaip pasistengti